Labas, tai yra mūsų 105 susitikimas ir esame 297 puslapyje. Jeigu turi, pasiimk knygą ir mes kalbame apie kaip išlaikyti jaunystę ir kaip aš interpretavau, kad tą jaunystę išlaikyti iš tikrųjų mums reikia pasistengti savo kūne, nes mūsų siela yra visada jauna, bet mes nuvarginame kūną. Taigi mes galime išlaikyti kartu pasitelkę pasąmonę, kartu pasitelkę savo sąmoningą mąstymą ir kūrimą, galime išlikti kiek tik galim, kiek tik tais patys norime jauni. Nes ten, kaip ir vakar skaitėme, 85 metų vis dar operuoja, ar ne, aš chirurgas, vis dar operuojantis, vis dar susitinkantis su žmonėmis. Kas sako, kad tu iš 65 turi išeiti į pensiją? Tu, žinoma, gali, aš tai planuoju už 10 metų save į pensiją išleisti ir mėgautis gyvenimu, bet tas ir yra, kad mėgautis gyvenimu ir toliau daryti, ir toliau kurti, ir toliau duoti, ir toliau skleisti, nes kol tu darai kažką, kol tu jautiesi reikalingas, tol tu jau mes perskaitėm daug tų pavyzdžių ir aš papasakojau vieną iš tikrai artimo gyvenimo, kaip užimtumas išlaiko mūsų fizinę jaunystę. Elkitės pagal savo amžių. Su šita veikla viskas baigta, užtikrino mane Holivudo scenaristas. Metus dirbau aukščiausios klasės darbą. Esu geriausias savo srities specialistas visame mieste. Laimėjau daugybę apdovanojimų įvairiausiuose pasaulio festivaliuose. Suglumęs paklausiau, tai kas nutiko? Jis sumojavo rankomis. Kai nuėjau į paskutinį pasitarimą dėl siužetų, 30-metis studijos administratorius man pasakė, kad aš neįtiksiu šiandieniniai auditorijai. Pabandžiau ginčytis, bet jis atrėžė, kad jam nereikia jokių scenarijų, kurie nebus pritaikyti paauglių nuo 12 iki 18 metų protams ir skoniams. Aš apsisukau ir išėjau. Liūdni reikalai, kaip žmonės gali tikėtis emocinės ir dvasinės brandos, jeigu bus maitinami tokia dieta, jie bus apakinti. Todėl nesugebės išvelgti to vidinio potencialo, kurį turi ir kuris yra skirtas jų asmeniniam augimui. Jiems liepiama šlovinti jaunystę, net jeigu iš tiesų jaunystė simbolizuoja nepatyrimą, įžvalgumo stoką ir skubotus sprendimus. Kaip aš suprantu šitą istoriją, kad jau metus, ar ne, žinantis savo darbą, scenaristas ir jo paprašė kitaip. Jo paprašė atsižvelgti į jaunųjų žmonių protus ir skonius ir atsisakė. Atsisakė sugrįžti pats į tą jaunystę ir suprasti, vėl patirti tą lengvabūdiškumą jaunatvišką ir sukurti kažką tokio tipo. Čia ir sako, ar ne, kad jį norėjo, asmeninį augimą jam norėjo, ar ne, gyvenimas įmetė, kad dar patobulintų, dar paaugtų, kažkokį kitokį požiūrį leistų. Ir tas scenaristas, jis tiesiog atsisakė. Atrodau neprasčiau už kitus. Pažįstu nemažai 60-mečių ir dar vyresnių žmonių, kurie imasi įvairiausių žygių, kad išliktų jauni. Jie vartoja vaistus, laikosi dietų, švaisto pinigus niekam tikusiems treniruokliams, kurių privalumai giriami per vakarinės televizijos laidas. Tie, kurių piniginės storesnės leidžia savo važinėti į mineralinių vandenų kurortus,
nusisiurbti riebalus ir pasidaryti plastinės operacijas. Niekada jie nepavargsta tuščiai girtis. Žiūrėk, aš atrodau neprašiau už kitus. Dietos, multivitaminai ir įvairių rūšių pakaitalai neišsaugos jų jaunystės. Jie turi įsisamoninti, kad tik nuo mąstymo įpročių priklauso, ar žmogus sensta, ar išlieka jaunas. Žmogaus pasąmonė paklūsta jo mintims. Jeigu visą laiką galvosite apie grožį, kilnumą ir gėrį, sieloje išliksite jauni, nesvarbu, kiek iš tikrųjų turėsite metų. Daug žmonių, ar ne, tobulina savo išvaizdą, bet iš tikrųjų mes išvaizdą galim tobulinti iš vidaus, o ne kažkokiais skalpelio pjūviais. Baimė pasenti. Jobas sakė, mane ištiko tai, ko labiausiai bijojau. Daugybė žmonių bijo senatvės. Jie nesijaučia užtikrinti dėl ateities, nes tikisi, kad metams bėgant jų psichinė ir fizinė būklė vis labiau blogės. Ką jie galvoja, ką nujaučia, tai ir atsitinka. Visada, ką mes sukūrėme savo mintimis, mes išjaučiame ir tai atsitinka mūsų gyvenime. Žmogus pasensta tada, kai nustoja domėtis gyvenimu, kai atsisako svajonių, praranda smalsumą ir nustoja verštis užkariauti naujų pasaulių. Jeigu jūsų protas bus atviras naujoms mintims ir naujiems interesams, jei nebijosite pakelti uždangos ir įsileisti dienos šviesos ir įkvėpimo, kurį atneš nauji gyvenimo ir visatos vėjai, būsite jauni ir energingi. Aš visada irgi, kas kur pasiūlo, okei, gerai, darau, darom visą laiką. Aš sutinku, nes aš žinau, kol aš būsiu einanti, kol aš būsiu daranti, mano kūnas bus visą tai priimantis ir tiesiog iš vidaus keliantis tą energiją, jaunatviškumą, žingeidumą, daugiau gyventi. Vat, kol tu ar net domiesi gyvenimu, tol tu būsi nešamas gyvenime. Tol tave laikys, taip sakant, šitą žemelę, bet iš tikrųjų tai tol siela bus tavo kūne ir nepaliks. Turite daug ką duoti. Kad ir kiek jums būtų metų, 65 ar 95, supraskite, kad turite daug ką duoti. Galite patarti, parodyti kelią ir padėti stabilizuotis jaunesniai kartai. Galite pasidalyti savo žiniomis, patirtimis ir išmintimi. Galite drąsiai žengti į priekį, nes prieš jūs begalinis gyvenimas. Pamatysite, kad gyvenimo didybė ir stebuklai neišsemiami, jų neįmanoma iki galo pažinti. Išnaudokite kiekvieną minutę. Kaskart sužinokite, ką nors naujo pamatysite, jūsų protas niekada nepasens. Šiaip iš tikrųjų tie visokie kryžiažodžiai, sudoku, jie labai aktyvina mūsų mąstymą, ar ne, ląsteles proto. Ir jeigu mes naudojame atmintį, naudojame protą, tai yra, mes sumažiname galimybę susirgti Alzheimeriu senatvėje. Tai vat nuolatos įkinkyti savo mintis, kad kažkokių tai sprendimų, kažkokių tai rebusų, kažkokių tai tokių mąstymų, logiško mąstymo užduotėlių sau duoti. Pasitikite senatvę su džiaugsmu. Kartą, kai skaičiau paskaitas Indijoje, buvau supažindinta su vienu vyru. Jo draugai man pasakė, kad jis yra 110 metų. Aš dar niekada nebuvau matęs tokio gražaus veido. Atrodė, kad jame žaidė šviesa, kurią vyras spinduliavo iš vidaus. Žmogaus akis buvo reto grožio. Matėsi, kad metams bėgant jis su džiaugsmu pasitiko senatvę. Nebuvo jokių ženklų, kad jo protas būtų praradęs ankstesnį guvumą. Aš pilnai tikiu, ypatingai Indijoje, ar ne, kitokia ta kultūra. Jie sveikesnį ir maistą valgo. Jie visai kitaip tenai žiūri į gyvenimą. Ten, žinot, jie turi magiškų tokių vietų,
pas savęs ar žemėje sukūrė. Tai tikrai pilnai tikiu. Rytų Azija, ta rytų ar ne, visa išmintis, jie yra ypatinga. Ypatinga. Tai yra ir daug mums, europiečiams, labai mes daug galim pasimokyti iš jų. Pilnai tikiu, kad yra žmonių, kurie ir 100 metų sulaukia. Aš netgi žiūrėjau vieną įrašą kažkada per televiziją, buvo moteris ar 96 metų, kažkas tokio, ir jinai visą gyvenimą kirpykloje pradirbusi, jinai turėjo savo kirpiklėlę ir jinai toliau kirpo, ir jinai sako, nu, aš planuoju iki 104 metų dar padirbėti, dar aš padirbėsiu kirpykloje savo, o paskui jau eisiu, taip sakant, į pensiją. Irgi jinai buvo kinietė, gal kažkas iš tų rytų Azijos. Pensija tai naujas nuotykis. Galite nebejoti, kad jūsų protas niekada neišeis į pensiją. Protą galima palyginti su parašiutu. Iš jo nėra jokios naudos tol, kol jis neišsiskleidžia. Mano mama Lietuvoje šiemet pasiėmė senatvės pažymėjimas. Pensininkas tai senatvės pažymėjimas. Žinai, taip kažkaip atrodo, oi, baisiai skamba, ar ne? Aš turiu pažymėjimą, kad aš esu sena. Bet iš tikrųjų, tai mano mama, jinai labai, labai džiaugiasi, kad pagaliau atėjo va tas laikotarpis, kai jinai gali išeiti va to užtarnauto poilsio, taip sakant, ar net, kad jai nebereikia galvoti, kaip kiekvieną dieną į darbą, kad čia reikės keltis. Jinai tai labai labai džiaugiasi, kad pagaliau pensinis amžius atėjo ir jinai važiuoja, varo, eina, daro. Tiesiog dabar dar atrodo naują gyvenimo puslapį atvėrusi yra. Ir tikrai visiškai jokių, kad o Jezu, aš jau senatvė dar kažkas. Ne, jinai eina, jinai užimta. Vat kol tu užimtas, tol žmogus nepasensi. Atsiskleiskite, būkite imlus naujoms mintims. Teko matyti žmonių, kurie sulaukė 65 ar 70 išėjo į pensiją. Tiesiog akise sunyko ir po kelių mėnesių numirė. Matyt, širdyje jie jautė, kad gyvenimas priartėjo prie pabaigos. O kadangi taip manė, tai taip ir įvyko. Įsidėmėk, viskas, kaip tu galvoji, taip ir atsitiks tau. Viską, ką tu galvoji, ką tu įsirašai, taip ir nutinka kiekvienam iš mūsų. Pensiją reikia priimti kaip naują nuotykį, naują iššūkį, naują kelią, ilgai brandintos svajonės išsipildymą. Neapsakomai liūdna girdėti, kai kas nors sako, ir ką aš veiksiu išėjęs į pensiją. Kitaip sakant, žmogus tvirtina, psichiškai ir fiziškai esu miręs, mano galvoje neliko nė vienos minties. Aš tikiuosi, kad tu, kadangi šitą knygą savo amžiuje, tiek metų, kiek tu esi dabar, šitą knygą paėmė į rankas, šitą paskutinį skyrių skaitai, tai tu mokėsi labai labai didžiai save įvesti į senjoros amžių ir taip pat mėgautis kaip galima ilgiau gyvenimu. Nes tai klaidingas yra požiūris, jeigu tu nuvertini save kaip pensininką. Tikroji tiesa yra tokia, kad sulaukę 90 galite nuveikti daugiau negu padarėte būdami 60, nes dėl naujų stebėjimų ir susidomėjimo kasdien įgyjate vis daugiau gyvenimiškos patirties ir supratimo apie visatą. Niekada nesakykite, aš jau senas. Geriau sakykite, esu kupinas dieviškosios išminties. Nepasiduokite darbovietės spaudos, statistikos peršamam įvaizdžiui, kad seni žmonės viena koja jau stovi karste, yra sukriošę, nukarčia ir niekam nereikalingi. Atmeskite tai kaip melą. Neleiskite, kad jūs užhipnotizuotų tokia propaganda. Skelbkite gyvenimą, o ne mirtį. Įsivaizduokite, kad esate laimingas, linksmas, klesintis, ramus ir stiprus. Atsiprašau. Tai, ką mes vadiname senatvę, sutikite su džiaugsmu. Amžius turi savo didybę, grožį ir išmintį. Ramybė, meilė, džiaugsmas, grožis, laimė, išmintis, geranoriškumas ir
supratingumas. Tai savybės, kurios niekada nepasensta. Ir iš tikrųjų tos visos vertybės tikrosios išryškėja pas žmogų, atsiveria, atrodo, ta trečioji akis su metais ir žmogus pradeda vertinti tikrasias vertybės. Ne tą tokį bėgimą, norą daugiau, daugiau, daugiau ar ne, bet su metais supranti, kad tu turi viską, ko už pinigus nenupirksi. Pinigus gali naudoti tik tais pagerinti, patogiau, įsipatoginti gyvenime. Bet tikrosios vertybės mes visada turime ir tik su metais pradedame tuo gerėtis. O kai mes įvertiname tikrasias gyvenimo vertybės, mums gyvenimas tik lengvėja. Tai su metais tau bus lengviau ir lengviau eiti ir mylėti kasdienybę. Pensiją priimkite kaip naują nuotykį, naują iššūkį, naują kelią, ilgai brandintos svajonės išsipildymą. Mokslus baigiame dėl geresnio darbo. Frankas, vienas mano pažįstamas, buvo priverstas išeiti iš darbo. Įmonės valdžia paaiškino, kad tokį sprendimą turėjo priimti dėl naujo reorganizacinio plano, bet mano kaimynas buvo įsitikinęs, kad iš tikrųjų atleido dėl amžiaus. Jam suėjo 65. Ar jautiesi geriau, kai žinai, kad esi diskriminacijos auka? Paklausiau jo. Ar iškelsi bylą? Jis liūdnai nusijuokė. Manau, galėčiau. Spėju, kad net laimėčiau teisme. Bet ką man švaistyti savo laiką ir jėgas tokiems niekams? Ne aš praradau darbą, o įmonė mano paslaugas. Jis trumpam nutilo, tada pridūrė. Kai dabar pagalvoju, pradėjau kilti karjeros laiptais jau nuo vaikų darželio. Kaip tai suprasti? Na, pavyzdžiui, aiškino jis, kai baigiau mokyklą, palipėjau vienu laipteliu aukščiau ir įstojau į koledžą. Įgijęs išsilavinimą ir bendrą gyvenimo supratimą žengiau žingsnį į priekį. Pradėjęs profesinę veiklą pasistumėjau dar pakopą aukščiau, gal net keliomis pakopomis. O dabar esu laisvas ir galiu užsimti tuo, apie ką visada svajojau. Kitaip sakant, atleidimas taip pat yra eilinis žingsnis į viršų gyvenimo kopėčiomis. Koks nuostabus požiūris. Koks nuostabus požiūris. Jau net, ar ne, iš darželio į pirmą klasę, ar ne, į pradinokus mes jau pažengėme, paskui iš pradinokų į vyresnės, į vidurinę mokyklą, jau vėl palipėjome pakopos tos karjeros laiptais. Tai koks įdomus požiūris ir koks teisingas. Ir išėjimas į pensiją, netekimas darbo, gyvenimas kartais taip suklosto, kad tu atrodo vis dėlsi, bet tau sako, užteks, eik mėgaukis, dabar jau eik mėgaukis gyvenimu, užteks dirbti kažkam kitam, dabar savo laiką skirk savo. Tai šitą Frankas ir gavo. Frankas parodė protingą išvadą. Frankas padarė protingą išvadą, kai nusprendė, kad daugiau neskirs visų savo jėgų pragyvenimui. Nuo šiol jis ketino visą širdimi atsidėti gyvenimui. Jau ne pirmus metus mano kaimynas aistringai domėjosi mėgėjišką fotografiją. Jis pradėjo lankyti fotografijos kursus gretimame meno institute, vėliau leidosi į kelionę aplink pasaulį. Kiekvienoje vietoje, kurioje lankėsi, išpleškino tuzinus juostelių. Dabar Frankas skaito paskaitas įvairioms grupėms visokiausiose salėse ir klubuose. Juo tiesiog nepasidalina. Jis tiek reikalingas visiems. Kam domėtis vien savimi, kai pasaulyje galima rasti aibės dėmesio vertų dalykų? Kurkite naujas mintis. Užsimkite dvasiniu tobulėjimu, mokykitės ir aukite toliau. Taip darydami širdie išliksite jauni, nes nuolat jausite tiesos alkį ir troškulį. Kūnas visada atspindės jūsų mintis. Tai aš paraginsiu ir tiesiog paskatinsiu ir palinkėsiu kiekvienam, kuris su manimi šitoj kelionėje, šitą knygą mes analizuojame kartu, kad nuolatos atrastumėte naujų idėjų, naujų kūrybos erdvių, kur gali išsireikšti, gali save tobulinti.
gali augti, gali kurti, nes tuomet tu būsi tavo kūryba, tavo žinios, tavo vat, davimas bus reikalingas tikrai daugumai žmonių ir kol tu esi reikalingas, tol gyvenimas tave laikys. Čia. Iki rytojaus.